Tai, žiūrėkit, neblogas variantas 2017 metų ir retas, sakyčiau, tai yra Range Rover Sportas, bet dizeliukas, hibrytė. Dizeliukas, labai va, tokia įdomi spalva, kaip auksinė perlo spalva, labai gražiai ant saulės atsišviečia. Galit pasižiūrėti jos loto numerį, parsiduoda draudimo. Apie 110 000 mylių turi nuvažiavus. Kūrėsi ir važiuoja. Apeinam pirmą, pažiūrėsim kėbulą visą. Sausio 8 aukcionas, parsiduoda draudimo. Tada išėši Sportas. Įdomus variantas, toksai šiek tiek pabraižyta ant galinio dangčio. Priekinių durų apdaila nuimta. Parktronikai. Šiek tiek pasėdęs. Padanga suvaryta. O mušimas yra grinai per duris, per šoną. Sparnas. Ta padanga irgi suvaryta. Diskas šiek tiek liudytas yra. Priekis atrodo yra sveikas. Einam į vidų pažiūrėti. Šviesus durų apdaila šviesi. Tamsus salonas, geras sėdynės, šildomas, šaldomas, graži medžiava apdaila. Kryžiuką paliko savininkas prieitas, panorama nesudaužyta. Čia viskas atrodo tvarkingai, nuo durų šitų nuimta apdaila. Čia primėtyta šiukšlių. Bet šiaip iš dalies labai smagiai atrodo, pabandom. Rašo low battery, tai reiškia, kad jo, išsikrovęs, atsiprašau, 100 000 beveik mylių. Šildomas vairas, bet neįs užvesnės, kadangi baterija rašo, kad ir rakto nėra. Nėra rakto, nekaba. Tai va, neužvesi, bet yra video užvestos mašinos aukciono svetainiai. Kam įdomu, parašykite, aš atsiųsiu nuorodą ir galėsite pasižiūrėti.